Lietuvos kultūros sostinėje jubiliejinį 10-ąjį pavasarį trenkiant maršui tiestas raudonas kilimas tarptautinio filmų festivalio Europos kinas ir dieną ir naktį iškilmių dalyviams. Filmų kūrybinės grupės, užsienio šalių ambasadoriai, garbių svečių minė, festivalio atidarymo šventės stebėtojai. Garsas! Garsas! Kamera! Dirbam! Tautinį kino festivalį Europos kinas dieną ir naktį skelbime atidarytą. Festivalis pradėtas vokiečių režisieriaus Xavier Kolerio visai šeimai skirtų filmų Juodojo kraujo brolija, kurį pristatė vienas pagrindinių aktorių Valdemaras Kobusas. Dviejose garso salėse festivalio Europos kinas ir dieną ir naktį atidarymo vakarą iki paryčių iš viso spėta pademonstruoti 6 filmus, kaip ir pasimėgauti išskirtiniais susitikimais. Su festivalio jau nemažai metų šiemet taip pat. Šiemet pristatome 3 labai skirtingus filmus. Režisieriaus Pablo Bergerio Snieguolė, buvusi Ispanijos kandidatė į geriausio užsienio filmų kategoriją Oscarams. Argentinos filma Kino Pasaka i animacijny festivals Baušles, viliorianti apie augantį animacijos populiariumą Ispanijos kino industrijoje. Per savaitę kino centre Garsas kino gurmanams ketinama parodyti 14 šalių – Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Gruzijoje ir kitur sukurtas bemaž 40 kino istorijų, kurios sudarys 3 programas. Pagrindinė – kinas keičiantis mus, vaikams ir jaunimui pažadinti žvilgsniai, komedijų, mirti negalima, juoktis. Kupinas juoko iki ašarų, nuostabos ir neįtikėtinų atradimų, kad pasaulis gali būti ne toks, kokį manėme esant. Toks jubiliejinis nekomercinio Europos kino festivalis, per 10 metų išpuoselėjęs savitas tradicijas, suradęs savęs vertą žiūrovą.